Na štai pagaliau paskutinis bandymas surasti tą tikrąjį patį skaniausią užkandį iš Kinijos. 7. paskutinė dalis. Jei nematėte 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 dalies apie užkandžius iš Kinijos, tai tiesiog eikit, pažiūrėkit šio filmo aprašyme, yra visos nuorodos, viską pamatysit. Taip kad važiuojam, paskutinė 7. dalis. Sveiki, su jumis Unboxing LT ir ant mano stalo užkandis iš Kinijos. Tai paskutinis užkandis, kokį aš gavau tarp 7 užkandžių. Na, ką mes galim pamatyti? Galim pamatyti gražias mergaitės, kinės, kaip suprantu. Čia turbūt yra šitos kompanijos įkūrėjos fotonuotrauka. Va, aš čia jums pagaminau, žinokite, kad jisai nebeveidė šitas produktas, tai yra turi mano veidą. Čia įvairios spalvos, tokios juostelės, kažką panašaus, aš jau kaip aš kiek prisimenu kažką valgiau, tai manau, kad ir skonis bus panašus. Tai yra, jeigu jūs dabar nueisite ir pasižiūrėsite mano senesnius įrašus apie tuos visus kinų užkandžių ragavimus, tai manau, kažką panašaus ras. Taigi, nieko neaišku, kas parašyta, viskas hieroglifais, viskas taip kaip ir pridėra, tai yra produktas iš Kinijos. Atverčiam kitą pusę, taip pat viskas kinų kalba. Čia, kaip suprantu, yra pagaminimo data, dabar 17 metai, jau metai kokie praėjo. Nežinau, galioja, negalioja, kiniečiai esanti, reiškia, na, kaip sakoma, rizikuokit ir patys ir valgykit. Tai yra, tai yra jūs perkat ir aš pirkau, gavau, pats rizikuoju, o kiniečiai nerizikuoja niekuo. Tai yra, aš jau palikau 5 žvaigždutes už šitą visą siuntinį. Iš AliExpress, tarp kitko, pirkau. Gerai, atidaryt, yra atidaryt kur? Puiku, žirklių neprireiks. Vėl aliejaus pilna, jau beveik viską aptaškiau, reikia iš karto lėkštę pasidėti ir žiūrėti, kas čia tokio. Ką darom? Uostom. Pasakysiu taip, žinot kas čia? Jaučiasi labai intensyvus sojų pupelių tas padažas, sojų padažas. Taip, sojos. Grinai užpiltas sojų. Išėmu vieną tik tai lapelį ir pasižiūrėsim, kas čia tokio. Aha, aš galvau, kad jisai, kaip sakoma, bus suskirtas atskirai, bet ne, pasirodo, čia yra vienintelis lapelis. Va taip padarytas. Tai yra matot, juoda spalva ir nejuoda spalva. Ragauju. Aštru. Aštru labai. Netgi. Matom, kad čia yra įdėta sezamo sėklų. Va, matot visokių. Sezamo sėklų. Gerai viskas išmirkyta. Net blizga mano lempų šviesoj, apšvietimo. Viskas labai gerai išmirkyta. Ir na, kaip ir visi užkandžiai padaryti iš sojų pupelių. Bet kas įdomiausia, kiek aš valgiau visose, galvojau, kad čia kažkas bus panašaus, bet kiek aš valgiau įvairiausių užkandžių, čia jau 7 užkandis, skoniai visą laiką, kaip ir atrodo, kad ir vienodi, bet jie skiriasi. Netgi šitas skiriasi. Čia lyg ir viskas išmirkyta visose prieskoniuose. Ir dar papildomai yra užpilta tų sojų padažų. Nu, man patinka. Tikrai patinka. Ir aš dar su malonumu nusipirkčiau ir su malonumu dar kartą pavalgyčiau. Taip kad 5 žvaigždės iš 5. Va, kaip viskas išsirebalavo šitame skystyje. Aš taip įsivaizduoju, kad kiniečiai
Labai aštru. Įsivaizduoju, kad kinai eina į parduotuvę, nusipirka, atsidaro, valgo ir po to visi iššluotusi savo drabužius, visas tas rankas. Nebent reikia servetėlių nešiotis, nes visi va šitie va užkandžiai yra labai teplus. Visus, kuriuos valgiau. Taigi, 5 iš 5, 5, ne 4, ne 3, 5. Tikrai šitą rekomenduoju nusipirkti, paragauti, atrast, kaip sakoma, praplės savo skonių pasaulį, suvokimą. Skanus dalykas, aišku, iš tikrųjų labai įdomu. Iš viso, ką aš čia valgiu, tos visus 7 užkandžius, jie turbūt yra vieni iš pigiausių Kinijai. Ir jeigu kas nors kinas žiūri lietuvių kalbą, supranta ir žiūri mano kanalą, jam turbūt yra labai juokinga. Tai yra žiūrėti, kaip kažkoks europietis ragauja pačio žemiausio lygio kažkokius tai užkandžius, pačius pigiausius ir bando atrasti tą kinų skonį. Bet ką aš turiu, ką turiu, tą ragauju, tas man kas patinka, kas nepatinka, sakau taip, šitas, kad ir pigus užkandis, man visai patinka. Ir 5 iš 5, jeigu yra galimybės, nusipirkit, paragaukit.